Sveiki, pasifilmuokim dar vieną vidausiką. Šiandien kiek turim šalčio. Pasižiūrim. Na, dabar yra 20 laipsnių. Buvau užsikūręs audinę. Šiaip žadėjau nieko nefilmuoti, bet truputį susidūriau su problemom. Tai noriu jums parodyti, pasidalinti. Audi jau yra šilta, kūrės labai gerai. Motoriukas darbuojas audinės tikrai gražiai. Galiu jums parodyti, kaip laikos Audi. Va, aišku, cilindriukai nebelaiko jau, ne. Šaltis parodė tai jau pat. Nu va, žiūrėkit kaip Audelis motors iš po remonto. Jau kiek laiko praėjo, visi gerai. Tų kilometrų pravažiavau aš jau, kiek aš galėjau, nežinau iš tikrųjų, ne kokį 20 000. Tik tais buvo viens gedimas, turbina sugedus. Dienos metu prieš saulę turim 20 laipsnių. Besmėgenė iš viso apšarmuoja. Jo, baisu. Tai va, einam šitai prie tos problemos, kokią turiu. Nebuškurų krautuvą. Pasidavė. Va taip ir su to krautuvu, kai jau ir turim gerokai virš 20 laipsnių. Sudėtinga užsikurti, nes ant neturi jokio pašildymo. Kaip taip sukonstravo padarė, kad jis nieko neturi visiškai. Dabar reikia pasijungti raketą, esu jau atsinešęs. Žadėjau čia viską aš jau susitvarkyti, bet to pačiu iš namų pasigrobiau kamerą. Ir sakau, reikia pasirodyti jums, kaip čia man nesisek šiandien. Vat. Tik tais tiek, kad reikia eiti atsinešti selerkas, tušti sistemą. Pabandysim įpilti, kur turėjau namuos, pasidėjęs ten iki tipo 25 laipsnių. Nu, bet kad dabar praktiškai visos kolonkės yra iki 25, kiek ir iki gal 28, na dar tipo iki 32 gali rasti. Šiemet šaltis tai viską patikrins, kas jau buvo ant ribos. Jau su šildymais irgi mačiau kiti vargstėte, ne? Kas jau turi tvoros vanduo. Nu, pas manęs ir malkinis šildymas, tai nėra problemų jokių. Geriausiai viskas veikia, tik meti malkas ir šildais. Na, matos, ta selerka truputį yra sutirštėjus čiučiut. Nebe toks skysta. Bet visiškai nesušalus. Nu, gal tai raketai niek nevodis. Reikėtų nunešti gal karštų vandenį biškį kišti. Čia labai bjauriai. Reikia pilti selerką. Eina atsinešti kitą leiką. Aš čia jį nebėg.
Nebėg saliarka šitai. Įsivaizduojat? Reikia eit pašildyti. Vat kur saliarka iki minus 25 leiko ir setelis. Va, viskas. Reiškia, saliarka jau ir sušalus. Tai va, jeigu dabar būtų buvus krautuvė, tą pat saliarka, tai būtų pizdės čia man šiandien. Aš tikiuosi, kad turiu biškį geresnę. Pašildom saliarką su fenu. Ir pasižiūrėsim. A išbėgs per tą sietą, ne. Nežinau, nieks čia nebėga. Tai va, žiūrėkit, kas ten daros. Va, kokį mes turim kurą. Nieks nesitikėjo, kad Lietuvoje taip užšals, ne? Haltūrinsiu tą saliarką. Nereiks biškį keisti vėl technologiją. Kas per nesąmonę, vis setel šitai užkiš. Pašildžiau ir ištirpa. O, reik šilumos tam šūdui, kur čia ir supiltas. Čia kitas pavadinsi jau dabar. Nešiau kitos saliarkas. Vakar buvom nusipirkę iš Kolonkės. Tėvuks parvežė. Mes kur ten perkam, šiaip man patink visai į tą spalvą ir tokia šviesiu kaip langus kiščiaus. Mėlynai šviesi. Čia matos, kai įdė rapsų tą saliarką jau. Jo, užkart bėg geriausiai šitai va per leiką. Užteks. Šiaip daug telp, 40 litrų kažkur į tą raketą. Dabar jau galim nusimauti tas pirštinės. Tas krautaus čia dasto pasislėpęs nuo saulės. Šana pastoju, pasistatau ten, kur saulės negauna. Na, dabar reikia raketą pasikelti aukščiau. Įjungim šiai tik bjauriai padaryti. Oi. Kaitint saliarką. Ar ką čia daro, nežinau. Bet užsikūrė. Dar reikia pajungti akumuliatorių prie to pačiu krauti. Pakrausim akumą. Gal dar reikėtų arčiau dėti. Bet turėti kaisteną gerai bus. Esu jau taip daręs. Ir buvęs su šalčiu, bet kad dieną tiek bus šalta, nelabai. Naktį mane visą laiką paspausdavo ten virš 20, o dabar dieną šitai. Saulė šviečia ir labai šalta.
Įda vėjas yra. Tai čia turim mus neko 2-7 laipsnius, gal daugiau tą jutiminį. Spinėlį tą šitai prišalį. Pabandom biškį pakrauti akumuliatorių ir tada kursim. Gal pavyks. Raketa kaitin. Amba toks jausmas, kad biškį per toli. Niek čia man nedatrauk. Ta šiluma nuput vėjas. Tai tavo pat biškį pakoreguokim, pristumkim arčiau. Taip atrodo, ne, kad turėtų, bet ne. Vakar dar šiaudų prasivežiau. Visą dabar tą kiautą reikia išmesti, kiek susigadint šiaudų. Akumuliatorius kraunas. Dar bišką palikim. Nu, jeigu pasitaiko jau grinai kurį kaip šiens, ten jau to nelabai reikia. Šiaip aš turiu dar šieną pilną daržą. Jeigu bus kritinis atvejis, ar malsim šieną. Na, einam, pabandysiu aš tą krautą užsikurt gal karts. Paimsiu ir užsikursiu, bet neturėtų. Truputį jau pasikruoja tas akums, susižadina. Gamu, tada reikia už kartų užsidaryti jau čia. Paskui užkurį nenori ištraukto raktelį. Nu, bandom. Eik, tu savo. Nu, turim problemą. Žiauri problemą. Kaip aš blogai padariau vakar su tuo krautuvu. Ai. Žioplys. Žinot, kam į bajeris. Va, aš paėmiau ir užstačiau kelią. Kritiniu atveju aš rulonus parsivežu su šaferiu. O dabar pasilikau tiesiai ant vidurio kelio tą krautau. Va. Aš... Nu, gal čia šitai pravažiuočiau va, per tą vietą. Bet jau sunkiai, nes čia ir griovys. Gali kristi.
reikia gal dėti ant žemės. Gal rimtai dėti ant žemės. Bet pūstų tą karštį po pačios. Arba čia šitai reikėtų į tą vietą dabar. Raketa duoda 800 laipsnių. Degon čia kaitinas, gal neišlydys plasmas, blemba čia jau labai kaita, eiktų savo. Reikėtų bišką atitraukt dar. Na gerai, pavalgiau greitai, nežinau, atėjau, pabandom davai užkurti. Gal kartu. O! Ir, garsas. Valio! Užkūriam. Gerai, ką užkūrėm. Dabar ant čia tegu šilst. Atsukim šilumą. Ventiliatorius. Biški gazo. O, dabar jau pradėjau šitai krauti. Palengvėjai biškai atširties, ką užsikūrėm tas krautuvus. Palengvina šiandienos darbus 100%. Nes rulonų parsivežti yra sunkiai. Jeigu nebus mums krautuvai, da plus esu užstatęs, tai bus labanakt. Dabar rulonų iškart prisivežu ant kelių dienų. Jeigu karts rytoj labai šals ir aš tikrai eno nepursiu ir mums nereiks. Galėsim dar suversti. Su šateriu aš viską nusišaru. Sukinėčiau mėšlus, įsivežiu nevartų, o šito daiktą dar nereikės. Nu va, parėjau. Bandysim prisivežti rulonų, bet aš nežinau, ar mums pavyks. Nes aš kai paduodu gazo, tas variklis GCB labai taip pulsuoja. Grinai, matyt, šalų filtrai. Va tau įsilerka. Bet ant kiek yra sušalę šitai. Vos, važiuoju. Vakar tikrai taip nebuvo. Reiškias, didelis šaltis buvo naktį. Na, bandom kažkaip tų rulonus čia pasiimti, aš parsivežu tada. Pasidalinam ir viskas. Šiandien baigsim darbus.
O, pakol suveik šitai suspaudimus žnyplių. Pusę valandos turi laikyti mygtuką nuspaudęs. O. Ой-ой-ой. Na. Tiesa, tėvuks pasakoja, kad čia toks pažįstams ūkininkas nusipirka iš Ermitažo priedą tą, kur reikia pilti į saliarką, kad neužšaltų. Tai jiems paėmė supylė minusiniai temperatūrai ir ten anam sutraukė kisėlių, visą baką ten, karočiui, ir visus filtrus, kaip supratau, užkišo. Tai vienintelė buvo išeitis, jungt viską ir pasijungti kabinoj kanistrą. Iš kanistros tiesiogiai saliarką pasidavė į sistemą. Na, kai užsijėp su grūdais, realiai tau žiemą tas traktorius niekis nereikalingus, atsistumkit kiemą, ten sniegus nusivalyti. Daugiau tai niekam ne. Tai va, o kaip man šitai, kas jau irgi užsijėm su gyvuliais, tai karts nuo kartą reikia užsikurtus traktorius, tai pašarų parsivežti, kaip aš šitai GCB, grinai dirb kiekvien dienans pas mane. Stengiuosi, o kaip išeina, taip betona užsikurti. Nu, dabar, kai jau tikrai bus ta šaltis, ten virš tų 30 laipsnių šią naktį, tai mes ano nekankinsim, nekursim, išvis tą dieną nejudinsi aš to traktoriaus. Nu, atrodo, pavyko prisivežti rulonų. Ir tas krautuvas jau taip dėjavo, pulsavo tas motorius, bet aš vis tiek prisivežiau. Tai aš dabar va, biškį pasitraukiau iš šoną, jei karts man reikės rulonų, tai aš va su šaferiu pravažiuoju čia geriausiai dabar. Išvis nejudinti aparatų, nes prie toks šalčios neįmanomas dar bus. Patys fainiausi dabar sausi rulonai, bet aišku, anie man pieną nepridėt. Na, tik tais tiek, kad lengviau jį žymiai pašerti, kaip į visiem, ne? Kas jau turi dabar sausų rulonį, juk su sausais įšerėt. Ir ant svinioja šitai, geriausiai, kaip šienas ir šitai. Nereik ne kirvis power naudoti. Pikta karvė. Anus jau nepaliesiu šitai, kad duod iš tų ragų. Gerai, 2, 3. Ai, rytoj. Nes reik rytoj vakarui, ką užtekti rytoj. Užteks.
Jeigu reikės, aš jau tada su šoferiu nuvažiuosiu, parsivešiu. Parsistumsiu tiksliau. Dabar šitai kaip ant pačiūžų gali varyti. Nu, šalta įtempta diena. Tiesa, Šaika dabiški informacijos apie Audi. Tai gerai, kai iš jūs parašėt kažkas komentarą, kad galima nusipirkti AliExpress'e tą detalę, tą platą. Tai taip padariau, aš tu jau pat perskaitęs jūs komentarą, nuvariau į tą AliExpress, pasirašiau tą kodą, išmetė tą visą mikroschemą. Tai aš paėmiau ją ir užsisakiau. Apie 28 € kainavo su visu atsiuntimu. Tai aš gausiu, man atrodo, tik tais apie vasario gal 15 dieną, bet manęs nebus namuose. Nu, nesvarbu, pasikeisim jau vėliau truputį. Gal dabar da kitą savaitę sutvarkys iš tų dviejų vieną tas elektriks. Jeigu nesutvarkys, aš vis tiek varys pasiimti. Įsidėsiu, kad į be to apšvietimą, nes man reikia mašinos. Tai va. Na, į taip aš važiuoju, sakiau, tais, ką galiu važiuoti, bet šiai biškai užknis, kad nevik valdyms, negaliu pažiūrėti pakabos, pakelimo aukščio, nieko negaliu jokios informacijos matyti. A ne, besmėgėlį. Šalit užemyn, vis apšarmuojasi. Nu, ką žinau, žadėjau da biškį varyti su keturračiu prasinės šiandien, bet žiūriu, kad čia niek nesigaus. Galim da nueit pažiūrėti, kiek da vairuot pas manęs šalčio. Lauk termometrus. Atrodo, kad da nėra labai šalta. Gal man tik tais taip atrodo, nes tikrai priprantu prie to šalčio. Nu jo, 18 kaip ir pusė, 19. Nu va, štai dieną biškį nukrit temperatūra, bet vis tiek yra didelis šaltis. Rytoj sūnus neis į mokyklą. Šiaip ten, man atrodo, vis pradinukai neis taip nusprendė, bus mokyms nuotolinis. Nes iš ryto tikrai vėrins apie 30 laipsnių. Tai ne mes neeidavom, kai jau eidavom į tą mokyklą, tik aišku, kaip man reikėdavo eiti 2 kilometrus į stotelę. O dabar mes vaikus jaučiu visi vežam su mašinom iki pat mokyklos ir tai da pergyvenam ten nueistus 5 metrus į tą mokyklą. Jo, o mes varydavom kartu šalčius peškom, nueisi, lauks da autobusą, atvažiuos, neatvažiuos. Jeigu neatvažiuos, dar reikėdavo į namo pareiti. Ėjo į praėjo tie laikai, taip turėjo būti, o dabar ir vėl viskas kitaip. Kas čia toks man pašiurps? Su keturračiais išmėjo pamišėliai. Pasirodo, galima važiuoti per tokį šaltį. Tiesiog nėra blogo oro, yra tik bloga apranga. Užsimaniau aš pralėksiu keturračiu, bet žinot, kas man nervuoja, kad aš te galiu važiuoti ant 60 kg, dar reikia padaryti apkapkę, trūksta apie 90 arba 100 km kažkur. Ten reikia nuvaryti, pakeisti tepalus ir vis jau galės tada varyti vėl full power, nes aš ir taip dabar galiu važiuoti. Bet aš nevažiuoju, nes gaila, vis tiek reikia padaryti apkapkę. O kai nusiperki jau grinai naują, tu bele kokį atvejį nepaspaus, nes ir ribotaus, o pas manęs tai dabar nebėra jo. Tai va, jeigu jau kada sugalvos parduoti keturratį, tai žinokit, kad aš jau sąžiningai viską su juo darau. Tikrai prižiūriu, mane pakol kas palaikysiu. Pakol man kažkas užplauks, ką reikia parduoti. Su manim jau tai būna, nežinosi. Gerai, Šaika, baigam vidausiką. Jeigu aš varys parsivežti rapsą, tai pasidarysim dar vieną video. Iki!